Dieną, mėly draugai, nekantrauju Jums pristatyti dar vieną praktiką. Čia tokia dar viena, bet tai yra pati turbūt smagiausia praktika. Viena pati stipriausių, ypač į dvasinį, kas nori tobulinti savo dvasią ir nežino, kaip prie to prieiti. Daro daug, bet kažko tai trūksta. Ir su dvasiniu keliu yra taip įdomi, kad tai net nėra kelias. Nes kad būtų kelias, turi būti atstumas, ar net turi nuėti iš taško A į tašką B. Dvasiniam keliui nėra jokių taško A, taško B. Tai yra kaip konvejerinis diržas, ant kurio tu tiesiog turi išstovėti, jis pastoviai juda ir tu turi nuo jo nenukristi. Tu turi kaip upės tėkmė, tiesiog tekančią upį išbūt toj tėkmėje, nepaskęsti, neužstrigt krantuose. Tai va. Bandau aš taip paaiškinti ir mums ritmas visatoj yra duotas. Saulės sistemai, bent jau čia kalbant būtent šią praktiką apie Saulės sistemą, mums jau ritmas yra nustatytas. Mūsų tikslas yra kaip fizinių būtybių, kaip viskas, ką mes turim šitą fizinį kūną, kuris yra pats sudėtingiausias mechanizmas planetoje, jį priderinti prie to Saulės sistemos ritmų. Nes Saulės sistema yra kaip tas inkubatorius mums. Nes kai žmonės sako, kad mes galėsim skraidyti į Marsą, į kitas planetas, tai yra neįmanoma, kol tu turi šitą fizinį kūną, jis priklauso Žemė ir jeigu, pavyzdžiui, pakiltų, sako, į kosmosą kažkiek, tai tau kūnas juk prarastų integracijai, subirtus, nežinotų, kaip jam toliau, kaip palaikyti savo gyvybę, nes Saulės sistema jo formą pačią sukuria, pats judėjimas planetų ir pačios visos sistemos. Tai vat Surya Kriya, jinai tave sureguliuoja, čia vienas tik tai aspektas, jinai sureguliuoja tave su Saulės ritmu. Nes pilnas Saulės ciklas yra 12,4, 12,2 metų. Pastebėkit savo gyvenime. Jūsų pagrindiniai esminiai įvykiai visada kartojasi. Jeigu, tarkim, ciklas yra 12,4 metų, tai žmogus yra, sakykime, visiškai sveikas. Jeigu pas jį dalykai kartojasi kas 6 metai, kars nuo karto jisai pakvaišta, bet šiaip visi laiku sveiku. Jeigu kartojasi kas 4 metai, man atrodo, kas 2 metai, blogin, jeigu kartojasi dažniau nei kas 3 mėnesiai, žmogui reikia užsidaryti vasaros 5, yra toks, pagal Sadguru. Esmė, kad mūsų ciklas būtų kuo ilgesnis, tai maksimalus gali būti 12,4 metų. Tai va Surya Kriya būtent įneša šitą dalyką. Ir ką reiškia dabar? Surya reiškia Saulė, Kriya reiškia darbas, vidinis darbas, nes karma yra išorinis darbas su išoriniu pasauliu. Kriya yra darbas su savo gyvybinė fundamentalia energija, iš ko tu generuojasi pastoviai. Ir tai yra labai svarbus dalykas, norint eiti, sakykime, tuo dvasiniu tobulėjimu keliu, nes tu tada turi kablį, už kurio tu gali tempti, už kurio tu gali kažką tai padaryti, žinai. Ir jeigu visus praktikus, kurias aš moku, sakykime, pakalbėsim apie pliusus, kurias aš moku būtų moterys, tai aš rinkčiausi Surya Kriya. Dėl to, kad jis sukelia didžiausią priklausomybę. Mes renkamės tai, kas sukelia mums didžiausias priklausomybės. Bet tai yra gerąja prasme priklausomybė, nes kame dabar ši priklausomybė? Padarius praktiką, vienas dalykas, tai aktyvuoja mūsų stuburų kanalą. Per tave užlieja tokia lengvas ekstazijos jausmas, malonumas, kaifas per patį kūną, tiesiog per pačią nervų sistemą. Tu jautiesi malonė, gerai, tavie atrodo, kaip būtų prajudinta, žinot, kaip būna užstrigimai, pavyzdžiui, vamzdį, tai viską prajudina tau pačią. Įsivaizduokit, kaip į prišvinkus į kambarį įleidi gaivaus oro, pavasario oro ir jautiesi visiškai kitaip. Tai va. Ir šitas dalykas sukelia didžiulį kaifą. Ir kitas labai svarbus aspektas - mūsų protas. Pavyzdžiui, jeigu mes imam intoksikantų, tarkim, žolės parūkom, tau kaip ir problemos kažkiek dingsta, bet tu negali dirbti jokių darbų su skaičiais, jokius matematikus pamirš, nes tau tiesiog jie išblunka, tu juos pameti, pabėga. Šituo atveju tu neturi šalutinių poveikių ir tau protas veikia dar geriau. Pavyzdžiui,
kaip aš, sakykime, buvo laikas, kai reikėdavo daug atsimint, daug mokytis ir daug atsimint dalykų. Mintys vis tiek yra paveiksliukai ir aš, pavyzdžiui, kai po praktikos aš užsimerkiu ir aš galiu tas mintis lankiot, kaip kokiam touchscreen'e, kaip planšetėj, piktogramas, jos taip lengvai neišblunka. Tai jeigu tu kokį dirbim protinį darbą, vizualizaciją, kas susijęs su tai, ką turi įsivaizduoti, tai tau labai stipriai padeda. Ir jaučiantis taip maloniai, svarbiausia, kad proto aštrumas nedingsta. Padaręs praktiką, tu gali, nežinau, dirbti chirurgų darbą, buhalterių ar bet ką. Tau tas apsinešimas lengvas, malonus, jis tau visiškai netrukdo eiti į gyvenimą ir dar kaip tik tau protas tampa aštrus. Tai čia yra paradoksalūs dalykai, kai tu esi apsinešęs ir tu esi labai aštraus proto tuo pačiu metu. Šiai praktika, aš nežinau, turbūt daug tūkstančių metų yra. Ir kas ją sukūrė, meistrai, kurie ją sukūrė, aš neįsivaizduoju, kaip jie taip sumastė. Ne kad sumastė, bet jie tiesiog stebėjo savo kūną, kaip jis veikia ir šitos būdus sugalvojo, kaip viską pagerinti. Ir jų vardų niekas nežino, nes, kaip sako, žmonės, kurie nori po savęs palikti pėdsaką, niekada neskraido, jiem nerūpėjo palikti po savęs pėdsaką, jiem rūpėjo palikti po savęs mokslą ir jį tęsti. Nes kodėl aš apie tai kalbu, tai negali būti mokoma online, iš knygos, tai nėra instrukcijų rinkinys, tai yra gyvas procesas, tai yra beveik, kai darai šitą praktiką, tai yra beveik kaip kokia, žinai, gyva būtybė būtų, taip jautiesi, nes tai yra energija. Ir ta energija yra perdodama būnant šalia iš vieno į kitą žmogų ir tai daug tūkstančių metų jau vyksta. Todėl negalima to mokyti online. Taip pat į mūsų sistemą mes įnešam plastiškumą, lengvumą, jautrumą. Mes jaučiam dalykus daug giliau nei jaustume įprastai. Tu pagilini savo visas 5 juslės. Kitas dalykas moterims tai yra labai naudinga, nes pati moteriška energija, jinai labiau aktyvuojasi, nes, pavyzdžiui, dvasinis kelias, kas yra svarbu, moteriška energija, kairė pusė, ida yra svarbesnė nei vyriška, nes vyriškus energijos, sakykime, vyriška natūra yra eiti ir užkariauti, eiti ir, sakykime, perimti. O moteriškus energijos natūra patinka jai tai ar ne, jeigu tai aktyvuoja, nori tiesiog pasileisti, atsiduoti, pasiduoti. Tai yra tiesiog gamtoj taip yra. Ir šita praktika būtent aktyvuoja moterišką pradą daug stipriau, nes per jį tu viską jauti. Ir čia nebūtinai vyrams, kad aš tapsiu moterim, net tu netapsi moterim, bet tu jausi abi pusės. Tu ir vyrišką ir moterišką pusę turėsi. Ta prasme, nes mes ir taip turim abi, bet esam vieną, sakykime, dažniausiai uždarę kažkuria. Ir tai dažniausiai būtent moteriška pusė. Kitas dalykas, kas svarbu moteriam. Sadguru buvo minėjęs šitą dalyką. Jeigu, pavyzdžiui, moteriai yra daugiau nei 21 metai, jinai nėra niekada gimdžius, palikuonių neturėjus. Ir jeigu pas ją yra ant pilvų srity, tarkim, riebalų, jinai šaukėsi bėdą į savo gyvenimą, sveikatos prasme, nes jos gimda turi būti pastoviai naudojama. Tai yra labai sudėtingas mechanizmas, gamtos įdėtas į žmogų, kad kitą gyvybę sukurti. Ir jeigu kažkoks tai organas pas mus yra nenaudojamas, jis mums sukelia problemų per laiką. Ir surya, kriya, kitus hatha jogos praktikus yra labai svarbu, kad jinai nesusilauktų iš tų problemų. Jeigu jinai neturi vaikų, sakykime, po 21 metų, tai čia yra toks labai svarbus aspektas. Taip pat tai sureguliuoja moterų ciklų periodų visą tvarką. Tai ir vyrams, ir moteriams jinai yra tinkama. Aš ją taip pat šitą praktiką labai myliu, jinai sukelia didelį malonumų jausmą. Ir dar vienas mistinis dalykas. Nežinau, sakyti ar ne, bet apie čakras. Mes jau negalim šiuo metu ten visų patikrinti, bet, sakykime, patikėkit tuo, ką aš sakau, nes aš tai išgirdėjau iš Sadguru. Kad žmogus veiktų pilnai, visiškai būtų laimingas, viską jaustų, nuostabus gyvenimas būtų, nieko netruktų, jam užtenka aktyvuoti fiziniam šitam pasaulyje 21 čakrą iš 112. Iš visų yra 112, kurias tu turi fiziniam kūne. Užtenka aktyvuoti 21 čakrą, kad tu jaustumės pilna vertis 100% šitam gyvenime.
Ir dauguma žmonių nėra net tiek aktyvavę. Nežinom, kiek jų yra uždaryta, kiek jų yra priblokuota, kiek jų yra atverta, čia nepriskaičiuosi. Ir Surya ką jinai būtent daro. Jinai aktyvuoja, sutvarko visas tas 21, kad jinai veiktų puikiai. Žmogaus sistema veiktų puikiai, jaustų viską gerai. Jeigu žmogus, sakykime, aktyvuoja 62, man atrodo, ar 63, jisai kitų žmonių akise laikomas jau nebe paprastų žmogum, išminčium, tuo, kuris daro stebukladarį. Jeigu jis gali aktyvuoti 84, jis yra visiškai žmonėm nebesuprantamas. Jo metodai yra visiškai ne šio pasaulio dimensija. Jis yra kaip dievas. Jeigu jis aktyvuoja 112, kiek ir yra, tarp jo ir Šivos nėra jokio skirtumo. Čia yra pagal Sadguru. Kas žino, galbūt su šią praktiką atversim vartus sekantiems atvėrimams čakrų. Daugiau negu 21, įsivaizduokit. Kai tu matai pasaulį visiškai kitaip, kaip pasidalinimas.